Sveiki, pabandysim traktoriui pakeisti degalų filtrus ir pabandyti padaryti dar tokias mažytės tarpynės. Parodysiu, kaip įtrauksiu. O kas dabar, tai galvojau, kad gausiu vėl seną tipo filtrus, kurie viduje tiesiog jie yra pagaminti iš popieriaus ir jie susiglamžo. Esu matęs, kad ten deda vamzdelius, kad neleistų susiglamžinti, bet žiūriu šiuolaikiniai jau yra normalūs. Turi viduje aliuminį rėmą, tai viskas turėtų būti gerai. Tai jam nebereikės jokių bairių, tiesiog įdėti ir viskas. Ir dabar parodysiu, papasakosiu, ką reikės atlikti. Reikia išsimatuoti vienus dalykus. Esmė tame, kad šitose vietose kūgio formos tarpinėlių nebegaunu, o šičia. Jas reikės kažkaip pasigaminti. Tai aš taip pagalvojau, kad aš pabandysiu gaminti su 3D spausdintuvu pačią formą išsimatavęs. Atspausdinti formą, tada į formą patepti silikoną, kuris skirta yra silikoninti variklį. Ten būna raudonas arba juodas. Ir manau bus gerai, nes dabar, pavyzdžiui, aš turiu sukti visokias plėvelės tam, kad neleistų kūro. Tai va, ir tada ką? Statysiu kamerą, nusuksiu vieną viršų, nuvyniosiu plėvelę, išsimatuosiu ir eisiu prie kompo daryti brėžinių. Nežinau, kad tą dabar man pasileisti, nes nenorėčiau, kad jie man atsilaisvintų. O gal neatsilaisvins, neįsivaizduoju. Bet kažkaip reikia man kažkaip jį atsukti. Dabar pagal idėją jis turėtų nukisti apačią, bet kažkas jį laiko, tai man pasisekė. Dabar reikia viską išsimatuoti. Dabar viską susirašysiu, tai pavyzdžiui ašis yra 8 mm. Čia skersmuo 18. Gylis 6. Nu, kaip man šitų matmenų jau užteks. Tai dabar reikia viską surinkti, užsukti. Ir eit daryti 3D brėžinuką. Nu, va, padariau brėžinuką. Tai jis atrodo taip. Tai kaip ir tada matavau, čia 18 mm skersmuo. Centrą dariau 7, išplanesnį. Ir čia dar padariau gylį 3 mm, o tarp šito ir šito briauno. Tai dabar liko tik tais atsispausdinti, 3D ir viskas. Tada reikės silikoną uždėti ir lauk, kada sudžius. Ką? Taip ir padarom. Ką jau baigė spausdinti ant kornelės. Ką padarysim kornelės ir tada bandysim dėti silikoną. Nu va, formas pasidarė. Dabar liko tik užpildyti su silikonu. Čia naudoju silikonas, kur skirtas variklio tarpinio. Tai dabar aš galvoju, čia privarysiu, jis turėtų būti nebijantis kūro, aš taip spėju. Nu tai matysim. Tai va, mes dabar čia privarysim.
Kad neprilyptų, supučiau su VD ir išvaliau, nes kitaip gali prilypti. Tai mes dabar pabandom jį ir privaryti. Pilnai. Iš pradžio labai gerai ten privarykit į dugną, kad nebūtų oro tarpelių jokių. Špakliuoti irgi papučiau biškį su tepalu, kad neprilyptų, nežiūrėsim. Nu ką, viskas. Laukiam, kol išdžius ir tada mes bandysim pakeisti filtrus. Nes tikrai šitų gumyčių ieškojau prieš keletą metų. Nuo Zarasų rajone tikrai neradau, gal kažkur yra pirkti atskirai. Bet mano atveju neradau, tai pabandėm pasidaryti patys. Žiūrėsim, kaip gausis rytoj. Ir tos tarpinės pasiteisins ar ne. Tai va. Nu ką, viso, pagaliau nuostabi diena išaušo, nes lyjo gal kokias 4 dienas iš eilės, negalėjau nieko čia daryti. Tai šiandienos tikslas yra pakeisti tokias gumytes dizelio šitai pompai prie siurblio, nes atsukus šitą teka dizelis. Nu, matysit, parodysiu. Keisim filtrus, parodysiu, kokie būdavo seniau filtrai ir manau, kad šitie bus geriau. Kaip minėjau, dar gaminau tokias specifinės šaiputės, kurios dedasi čia po apačią guminės. Jas padarius tokias gal minkštokas, bet aš tikiuosi, kad viskas bus gerai, o silikoną naudojau tą, kur yra skirta variklio tarpiniai. Taipogi pakeisim iš karto šaibą metalinę ir pakeisim šituo. Tai va, tai aš manau pradėsim nuo filtrų, pasikeisim filtrus ir tada jau keisim šitą. Tai bandysim užvesti ir žiūrėsim teka, ne, matysim. Nes jau tikrai laikas keisti filtrus. O čia irgi problema jau ne vieni metai, tai reikia jas susitvarkyti ir išspręsti. Tai va, tai dabar ką, pradedam nuo iš eilės. Filtrai ir tada pompą plausim. Matysim, kas čia, nes reik nusimt, buvau atsisukęs, mačiau, kad yra visokių nesąmonių viduj, tokių kaip, šiukšlių. Tai jas pasiplausime. Gal bus viskas gerai, gal užteks pakeisti šitą, nereikės pirkti pompos. Nors pati pompa irgi kainuoja apie 4-5 eurų, tai nėra didžiuliai pinigai, bet bandykim susitvarkyti seną. Nu va, kokie gaunasi filtrai, nes jie yra iš popieriaus padaryti, laikui bėgant nuo dizelio sušlampa ir spyruoklį jos suspaudžia taip susigniuždo. Bet čia dar nėra blogoji pusė. Blogoji pusė yra tai, kad ta guma išbrinksta ir būtent viršui, kur tas vaštas įlenda, ten turi paduoti kūrą. Ir tą skylę tiesiog užgniaužia šitą gumą ir viskas, jis daugiau nebegali paduoti kūrą varikliui. Tai aš turėdavau taip išpjausti tam, kad bent kažkaip jis galėtų pataukti. Tai va, o dabar dėsim tokį. Skirtumas yra ir tikiuosi, kad šitie labiau pasižiūrėkit, kiek susispaudėsi. Tai va, nu tai matysim, dedam. Dar tokių nesudėjęs, man tokį padavėjas, o viduj matau metalas, tai turėtų tikrai nebesusispausti.
O tokių, jeigu būčiau vėl tokius pat nupirkęs, yra toks būdas, kad čia deda vamsdelį per visą jį. Ir tam vamsdelį prigrėžia skylių. Ir jisai neleidžia susigniždyti. Tai va. O dabar dedam šitos naujus. O čia yra šaiba, kurią aš pagaminau ir kokia dabar va yra likusi. Tai ta likusi jau viskas, nu man nebelaikydavo iš vis. Tai va, o dabar va šita, tikiuosi išgniaušiu, po čia neleis, nes būdavo, kad leidė. Tai va, tai tikėkime, kad pasiteisins. Nu, kaip matėt, gumytė išlindo, nusipjovė. Jeigu leis, tada teks galvoti, iš kokios kietesnės gumos padaryti ją. Bet aš manau, gal bus užsispaudę viskas, nes tikrai ganėtinai gerai pasidarė. O ką, dabar liko su kuo pompa. Pabandyti pakeisti tarpinėlės viduj. Bet aš pirmą ją visą nusimsiu, kad galėčiau pasižiūrėti, vertinti ir nusiplauti, jeigu reikės. Toks jausmas, kad viduj parūdija šiek tiek, tai gal reikės pabandyti pasišveisti labai smulkiu švyteniu tą vidų, kad būtų jis glotnesnis, nes tikrai yra kažkas tokio, kas man nelabai patinka iš tikrųjų. Nežinau, ar čia matysis, bet viduj iš tikrųjų toks yra negražus paviršius. Tai va, einu pabandyti pašveisti, pasižiūrėti, ar gausis. Nu va, su 800 smulkumų popierių pašveičiau vidų, kad nebūtų stambių tokių susivaržymų. Dabar pakeičiam tą gumytę ir tikėkime, kad mums nebeleis to kuro. Dar vidų įpučiau tiesiog skystą tepaliuką, kad kišant ne taip. Kodėl jis nenori leisti? Kad ne taip susibraižytų. Oho, čia tipo taip griežtai bus. Nu gal kai dizelę patraukt, gal biškį lengviau vaikščios. Bet dabar tai, ui, sunkiai vaikštau.
išmetimo pompą reikia, nes jau pasirodė pirmas paleidimas, buvo blogai neties išdėjęs šitą. Man labai patinka, čia dėjau baltą skaidrę šlangą. Labai gerai matas, kada, pavyzdžiui, baiginėjasi seliaką. Tai galėjau nuspręsti, jeigu matai, kad jau pusė vamzdelė, tai jau kučiok namo arba neškis greičiau seliakas, nes po to reikės o taip papumpuoti. Matau, grįžtama tai bėga, čia dar nebėga. Nes abu tuštyje galėjau pripildyti vieną seliaką, sustabinti, nes tas tai greit prisipildė. Mato keliavo čia pilnėja po biškį vamzdelių. Nu ką, viskas apibendrinant, po kol kas tarpinės neleidžia mano gamintas. Tikiuosi neleis, tik matėm klaidą, kai pumpavau, tai buvau šitas skersai įdėjęs, tai neužsispaudė po šoną paleidę biškį. Kaip minėjau, man patinka skaidri šlangutė dėl to, kad matau, kas yra su kūru. Pavyzdžiui, va, dabar yra kūro, tai viskas gerai, aš galiu kūrti, bet jeigu ateina yra tuščia, nu tada reiškia savo reikia pasipumpuoti biškį, nes teks ant starterio ilgai drožti. Šitą pumpytę, kaip minėjau, buvo biškį aprūdijusi, tai mes tiesiog pašvytėm, tiksliau aš pašvyčiau, kad nebūtų tokie šiaukštus paviršius viduje, kad nesėstų naujos gumytės. Ir viskas, pumpavom, kol užsipumpavom, dabar dar liko šitą pasikeisti tepalą, nes vėl per tą pradeda leisti kūrą, tai reikia tiesiog išleisti iš čia esantį tepalą ir iki to varžto pripilti naują. Aš važiavau pilu transmisinį tirštą, kad ne taip greitai atsiskiestų. Tai va, tai turbūt tiek. Gal bus kažkam naudinga idėją pasisemti, kaip aš darau kažką, tai iki sekančio video. Iki.